Kalorijų skaičiavimas yra bullshit. Mesk iš galvos šitą nesąmonę. Iš ties, jei koks mitybos pseudo konsultantas tau padarė planą, kuriame reikia vis sverti maistą, skaičiuoti, užsirašinėti, nieko nebus. Šansai dideli, kad gan greit mesi tai velniop. Tai tiesiog netvaru. Parodyk nors vieną, kuris ilgai tai daro ir dar džiaugiasi tuo. Gyvenimas dabar per greitas, kad į tai įsivelti. Kodėl dar skaičiuoti kalorijas yra nesąmonė? Nes jei nesėdi kiaurą parą specialioje laboratorijoje, neįmanoma suskaičiuoti, kiek jūs sudeginsit. Net iš pažiūros dvi identiškas dienas situacija gali būti labai skirtinga ir tai priklauso nuo daugybės faktorių. Pavyzdžiui, nedamiegojimo ir nuovargio, hormonų aktyvumo, skydliaukės būklės, žarnyno būklės, o taip pat labai stipriai nuo to, kas angliškai vadinama NEAT, kas supaprastintai reikštų, kiek nesąmoningų judesių dienoje tu padarai. O tu jų padarai daug, gal net dabar makaluoji koją ant sofos sėdėdamas. Šis reiškinys vien iš savęs gali kelis šimtus kalorijų viena ar kita kryptimi pajudinti. Vienu žodžiu, tikiuosi supratai, jei kas kviečia skaičiuoti kalorijas ir ypač ilgesnį laiko tarpą, tai tas žmogus, jei ne šarlatanas, tai baisiai suklaidintas arba neįsigilinęs į fiziologiją. Kviečiu pasidalinti šio video, žmonėms gali praversti.